Labas. Labas. Ką mes šiandien darysim? Spirit. Mes įdėsime šitą muilą į mikrobangą. Mes darysim muilo eksperimentą, taip? Žiūrėkit, pas mane yra 2 rūšių muilai. Vat šitas mažiukas, aišku, prašau pažiūrėti, yra paprastas muilas. Paprastas, kurį visi naudoja. Šitas muilas yra truputį kitoks. Jis vadinasi Ivory Soap. Tai yra toksai lengvas muilas. Aš nežinau, kaip jis vadinasi lietuviškai, pažiūrėsiu, paskui komentaruose parašysiu. Ivory Soap. Taip. Galit jį dabar išlupti. Aš galiu. O šitas jau išluptas. Jis tai tikrai lengvesnis negu šitą. Nu, ką jis daro? Paskendo. Taip va, matosi, palauk sekundėlę. Jis yra giliai vandenė. Muilas paprastas skendsta. Maja, įkišk dabar įmesk šitą. Pažiūrėkit, jis plaukia. Matai? Jis plaukia. Kodėl tu atrodo, Kristoferi, kodėl jis plaukia? Kodėl jis yra lengvas? O kodėl jis lengvesnis, jeigu muilas, žiūrėk, net didesnis gabalas? Aš nežinau. Viduje yra oras? Taip. Viduje jame, jis skiriasi nuo paprasto muilo tuo, kad jame viduje yra tokie oro gabaliukai. Kaip žinot, būna porėtas šokoladas baltas toks, arba juodas, su rutuliukais oro viduje. Taip? Tai va šitas muilas yra toks pat. Dėl to jis skiriasi. Mums nesigavo praeitą kartą eksperimentas dėl to, nes mes nežinom ir kišom paprastą muilą. Ir gavosi, šį kartą mes darysim tai su Ivory Soap, su šituo vat muilu oriniu. Maja prausėsi. Taip, dabar toliau mūsų eksperimentas. Labas, Maja. Mes dabar turim nusausintą tą muilą ir aš bandysiu jį su rankomis perplėšti per pusę. Aš galiu įdėti nagą į vidą. Gali įdėti nagą į vidą. Minkštas, ar ne? Aš bandysiu perlaužti per pusę ir patikrinti, ar jis iš tikrųjų yra toks orėtas. Kaip man tai padaryti? Kristoferi, gali man va taip truputį palaikyti lėkštę? Aš galiu. Per vidurį. Palaikyk tiesiog. Aš noriu būtent perlaužti. Žiūrėkit. Man reikia palaikyti. Va. Matosi, taip, jis porėtas. Tuoj sekundėlį, pažiūrėkit. Jis porėtas. Jis viduje kaip tas šokoladas porėtas. Matosi, kad nelygus paviršius. Taip? Taip, dėl to nepatinka. Mums reikės dabar jį ką padaryti? Įkišti mikrobangę. Taip. Na va, mano Maja jau stovi užlipusi. Jinai moka įjungti mikrobangę. Eksperimento prašymas aš skaičiau, kad reikia... Smalsus 2 vaikai žiūri. Tu žiūrėsi. Rašo, kad reikia minutę ant stiprius. Ant high. Kas vyko? Vyksta kažkas. Oi, Tai visi vaikai vėl rašys, kodėl jūsų mažas vaikas taip garsiai juokiasi. Kaip visada rašo. Kaip visada rašo. Nieko tokio, aš vis tiek. Aš leidžiu man juoktis, kai jie juokinga. Jie pučiasi. Oi, pučiasi. Žiūrėkit, viskas kažkas vyksta. Gaila, kad tas atšvaitai. Palauk. Jie pučiasi. Taip. Jie pučiasi kaip butiknis. Taip, matosi po truputį, taip. Kiek minučių? Buvo 4:30. O, Maja, dar 10 sekundžių ir atidarysim. Pasakysiu, žiūrėsiu, kaip bip. Kristoferi, kai bus 3:30, tada tu Maja pasakyk. Ir Maja atidarys. Pip netinka Maja, nes pip po 4,5 minučių, o čia reikia tik 1 minutę. O, Kristoferis pasakė. Gerai, atidarom. Jisai atgal susipučia. Jisai truputėlį pučiasi. Tai atrodo kaip servetėlės. Iš tikrųjų. Kaip šlapas servetėlė. Kristoferi, gali prašau generatorių išjungt, bus tailiau iš karto? Nu, žiūrėkit. Atsiprašau, Maja, šį kartą tikrai garsiai. Aš galiu įdėti vieną man. Palauk, reikia patikrinti, ar jis nebus per karštas. Nelabai kvepia. Jis patinka? Tokit man įkišt. Oi, Jisai nėra šlapias? jisai viduje karštas.
Bet jis toks, kaip, pažiūrėkit, jis kokį plasmasinis dabar pasidarė. Beje, rašo, kad jis vis tiek yra muilas. Jį galima panaudoti duše. Kas bus, jeigu mes jį dabar dėsim į vandenį? Palauk, tai pabandysim. Va ten vat viduje, kuris karštas, jis toks minkštas labai. O paskui jisai viesdamas, jisai taip kiti... Truputėlį karštą. Jis kaip vaškas koks toks. Galima dėti jėgų vandenį. O, va čia va tokias kaip putas. Ar jį galima dėti vandenį? Galima, Kristoferiu, gali tą dubinę atnešti, nes Maitė gali išpilt. Maitė, toj. Gerai, dėk čia per vidurį. Nu čia mes eksperimentuojam patys. Dėkit, žiūrėsim, kas bus. Jisai, žinoma, plaukia, bet kažin, ar jisai... Jo, žiūrėkit, jisai muilinasi. Jisai darosi kaip paprastas muilas. Jisai darosi kaip paprastas muilas. Jis rankose tirpsta, matote? Nes va šitie gabalai, jie atrodo kaip, nu, plasmasiniai jau vos nesukietėję, bet jeigu mes jį dėdame vandenį, jisai muilinasi ir su juo galima iš tikrųjų nusiprausti. Duše, pavyzdžiui. Kristofis nenori rankų kišti, jisai su šaukštu, taip? Mes darom dabar muilo košę, taip? Sriubą, gerai. Čia bus labai skani. Ragana tai tikrai suvalgys. Lak, tu Maja dar palik, gerai, nes jinai aš šaukštą pasiimti. Man patinka, kad jis, atrodo, kad jis jau viskas sugadintas, nu kaip, jau viskas prarado muiliškumą, nes jis pasidarė plasmasinis. Va, Maja dar yra. Gabalai tokie. Va ten viduje, kuris nespėjo sukietėti, jis toksai... Galima dėti vidų? Galima, žinoma, valyti. Taip. Nu kągi, čia gali tikrai pabandyti namie, tik kad... Ir šitą dalis pasidarė vandenyje kaip muilas? Jo, jisai suminkštėja. Tai galima kartot namie, tik tai reikia gauti iš tėvų leidimą įkišti muilą mikrobangę, nes paskui gali gal likti šiek tiek kvapo muilą, kurį reikės išvedinti palaikius atidarytą mikrobangę. Ir reikia prisiminti, kad reikia tokio minkštaus orinio muilo. Ir ačiū labai, jeigu jūs mums padėsit like. Ir gal padarykim vėl, Kristoferi, taip. Jeigu kai šitas video surinks 100 like, mes įdėsim pūkuotą slime be borakso. Fluff slime? Fluffy, taip. Kaip čia pasakyti lietuviškai? Ne pūkuotą, o tokį pūrų slime be borakso. Gerai. Gerai? Padarom taip? Tai gerai. Ačiū už jūsų like ir laukiam 100. Experiment. Ate! Ate!